Sveiki atvykę į prabangų į Arabų perlą – Dubajų. Šiame mieste pabandysime keliauti pigiai ir pamatyti kuo daugiau su minimaliu biudžetu. Paklausiau pardavėjų, sakė 1 gramas kainuoja 70 eurų. Taigi įsitaisom ir žiūrim. Tęsime toliau gastronominę kelionę, ieškau food courto. Žinau, kad vakare atsidaro vietelė, kur bus labai daug pardavėjų, įvairiausio maisto, tiek azijietiško, tiek arabiško. Ragausim. Dar tik atsidarinėja, žmonių labai nedaug, pradės gaminti maistą. Pakankamai gerai, nes žmonių mažai. Eime pasižiūrėsim, kągi gamina. Galima prisidėti įvairiausių ingredientų ir tada jis patiekalą. Susiradau vištienos restoraną. Matot, visa vištos anatomija. Tai dabar spėkit, kurią vietą vištienos užsisakiau. Yra kojos, kepenys, širdis, galvas, žarnos, esas, skinas. Iš tikrųjų paėmiau vištienos žarnas. Sakė, nieko neįdarytas, išvalytas, dabar ragausi. Pirmą kartą esu ragavęs vištienos žarnų. O štai turim tokį iešmelį. Bandom. Aišku, labai jaučiasi padažas. Kečiupinis maišytas su soja. Pati tekstūra. Šiek tiek guminė. Tikrai nepasakyčiau, kad kaip kiaulienės vėdarų skonis. Labai plonas atrodo žarnutės. Na, bet įdomu. Šiaip skanu. Nesijaučia nieko, kas buvo žarnose prieš tai. Atiduok. Šiaip geras patiekalas, verta paragauti. Antras patiekalas, kurio gausiu, tai yra tabujaki. Japoniškas patiekalas. Matote kupeliukus, kurie padaryti su daržovėm, su jūros gerybėm, įdėta ir kalmaro, ir viso kitko su svogūnais pabarstyta. Ir iškepta kaip maži blineliai su kiaušiniu ir miltais. Bandom šį tabujaki, japoniškas gatvės maistas. Karštas. Pirmas dalykas, ką jaučiu, tai skumbrės skonį. Šiek tiek ir trašku. Labai karštas, nes ką tik iš keptuvės. Viduj minkštas, aplinkui kietas. Jaučiu, žinokit, tikrai daržovės, jūros gerybės nelabai, nes labai daug padažos turbūt numuša skonį. Dar vieną bandysiu. Tabujakis. Koks monstras. Su šitais pagardais. Turbūt be pagardų nebūtų taip skanu. Labai skanu. Nu, matosi viduje. Kalmaro galiukas. Paragavau žarnų už 3 eurus, už 4 paragavau tabukakį, o dabar ragausiu dar trečią patiekalą už 5 euriukus. Tai iš šio sąrašo. Filipinietiškas maistas, tuoj pamatysim. Na, kaip matote, užsisakiau kaulų čiulpus.
jautinos kaulą, pakankamai ilgai šiaip kepia, nes ir daug čia jų, kaulas storas, kol perkepia, kol paskrudina, atrodo tikrai neblogai. Yra žmonės, kurie mėgsta kaulų čiulpus ir kurie nemėgsta, tai aš iš tų, kurie mėgsta. Bandom. Išsikrapščiau. Na, iš tikrųjų labai riebus jaučiasi. Su prieskoniukais padaryta. Patiekalas iš tikrųjų ėjo su ryžiais, bet aš ėmiau su agurkais, nenoriu ryžių. Na, labai įdomu. Žiūrėt, kaip valgot namuose, tai būna nedaug kaulų čiulpų. O čia tiesiog dideli jautienos kaulai. Na, iš tikrųjų tai labai riebu. Panašu ir į tuos, kurias valgote namuose. Riebus, minkšti. Ar atnešė sojos? Pamėginam su soja. Šiek tiek pripyliu ant stalo, na nieko. Bandom. Visas šaukštas. Kaulų čiulpų su soja. Iš tikrųjų riebu, be su soja skaniau negu be sojos. Aš gavau visokias nesąmonės ir žmonių prisirinko. Na, visai skanu buvo ir įdomu. Jeigu baiminatės keliauti po Dubajų, nes šį yra brangu, tai galiu jūs nuraminti, iš tikrųjų nėra jau tai brangu. Šiandien išleidau turbūt kokių 70 eurų, bet visą dieną važinėjau su taksi. Geri automobiliai, metro važiavau tik vieną kartą per kamščius, nes nebenorėjau automobilių stovėti. Maistas irgi nėra jau toks brangus. Pietus valgiau iš viso už 18 eurų, dabar vakare vėlgi išleidau 3, 4 ir 5. 12 eurų. Na, sakyčiau, tikrai labai padoriai. Taigi, galima pamatyti visus objektus. Didelė dalis jų yra nemokama. Žinoma, mokami objektai bus jau mokami. Po 30-40 eurų priklausys, ką veiksite. Dubajuje galima ir išgyventi pigiai. Didelis dvivietis kambarys kainuoja nakčiai $70. Dubajus tai šalis bendradarbiaujantis su visų pasauliu. Tiek didžiosiamis šalimis, tiek mūsų žiniasklaidoje rodomomis pavojingomis, ar kuriuose vyksta pilietinis karas. Mano atveju, man tai tik tarpinė stotelė į Afganistaną, nes Dubajuje yra veikianti Afganistano ambasada, kurie galiu įsigyti vizą. Užpildžiau dokumentus, susimokėjau ir nekantriai laukiu pietų, kuomet galėsiu grįžti ir pasiimti vizą. Na, padaviau ambasadoje dokumentus ir turėčiau laukti dabar 1 valandos, sakė, ateik pasiimti vizas į Afganistaną. Matote, eilė sumažėjo, vietiniai afganistaniečiai pagrindė keitėsi pasus, dėl to čia jų tiek daug. Vaikštau prieplaukoje, dar čia galima pamatyti senovinių tradicinių laivų medinių korpusų. Turistai vakare plaukioja, gražiai būna visur apšviesta, tai mėgaujasi prie vandens žmonės. Sakoma, kad Dubajus tai miestas, kuris arba sužavi iš pirmo žvilgsnio, arba atstumia. Tai didžiausias Jungtinių Arabų Emiratų miestas, kuriame puikiai dera praeitis ir dabartis. Susilieja modernus pasaulis bei dykumų amžinybė. Nors jame, kaip ir daugelį kitų Jungtinių Arabų Emiratų, miestų nerasime daug gamtos. Tačiau jis pakirėti gali neįtikėtiną civilizacijos didybę, šiuolaikišku modernumu bei nuostabiais saulėlydžiais prie jūros. Vaikštau po naujai pastatytą tradicinį senovinį kaimelį. Dieną nėra nei pirkėjų, nei pardavėjų. Karšta iš tikrųjų. Vakare manau, kad čia susirinks visi
Iki XIX amžiaus pabaigos Dubajus buvo skurdus ir izoliuotas miestas. Didžiąją pajamų dalį gyventojai čia gaudavo iš perlų žvejybos. Šis miestas 1954 metais tapo Anglų kolonijos administraciniu centru. 1971 metais 7 nepriklausomi emiratai – Abu Dabis, Dubajus, Šardža, Ažmanas, Ras Al Khaimah ir Kaveinas su Fudžeira susijungė, kad sudarytų Jungtinius Arabų Emiratus. Galiausiai, po ilgai trukusių paieškų, Dubajuje buvo atrasta naftos. Tuomet vieta, kuri iki tol nebuvo nei daugiau nei dykumos ir galvijų ganyklos, tapo tikra aukso kasykla. Dubajuje žaibiškų greičių pradėjo kurtis verslai, kilti dangoraižiai, buvo atidaryti restoranai, viešbučiai, pamažu įvairėjo ir gyventojų kontingentas. Iš tuščių smėlio dykumų, kuriuose ganosi galvijai, Dubajus tapo milijonų žmonių talpinančių miestų, kiekvienais metais sulaukiančių tūkstančių turistų iš visų pasaulio šalių. Graikiškas riešutas su karamelės šokoladu. Dubajuje yra daug vietelių, kur galima pasipildyti vandens. Tai labai patogu, nešiuosi mažą buteliuką ir pasipildai. Skanus vanduo, nesijaučia nei plorkė, nieko. O čia beje tradicinis kaimelis. Rodo, kaip gyvena Jungtiniai Arabų Emiratai iki 1970-ų. Na, viskas labai gražu, tvarkinga, bet nėra tikrai senovė, šviežiai pastatyta. Na, matote, Dubajus naujas miestas. Vaikščiai po tekstilės pardavėjų zoną. Na, sako, čia yra geriausios kainos. Galima netgi sudaryti kontraktus, jeigu norėtumėt audinius vežti į Europą. Na, daug įvairiausių medžiagų matau. Nuo spalvotų iki vienspalvių, šilkiniai ir visokie kitokie materialai. Prie prieplaukas jau daugiau pardavėjų, žmonių, daiktų. Daugiau gyvybės. Nusipirkti galima viską. Įvairiausių sendaikčių, kilimų, suvenyrų, indų, audinių. Tiesiog labai įvairus prekių spektras. Prieš 25 metus Dubajuje iš esmės te buvo nedidelė gyvenvietė vidury dykumos. Iki 1991, kuomet Lietuvoje gavo nepriklausomybę, metų čia buvo vos vienas dangoraižis. Šeiko Muhamedo dėka miestas pradėjo augti kaip ant mielių ir iki dabar jame kasdien dygsta nauji pastatai ir dangoraižiai. Dėl itin gausių statybų Dubajuje yra atvežta 20% viso pasaulio statybinių kranų. Praleisiu vieną dieną Dubajuje ir tikėjausi, kad nereikės išsikeisti pinigų. Tačiau vis tiek turiu tai padaryti, nes reikia 1 diramo, kad galėčiau persikelti į kitą upės pusę. Kortelę atsiskaityti negaliu. Dubajus turi 2,5 dienos trukmės savaitgalį. Kitaip tariant, savaitgalis Dubajuje oficialiai prasideda penktadienį nuo pietų. Anksčiau Dubajuje, kaip ir kai kuriuose kitose arabiškose kraštuose, savaitgaliu buvo laikomas ketvirtadienis ir penktadienis. Visgi siekiant supaprastinti darbus su užsienio rinkomis, nuspręsta savaitgaliu laikyti šeštadienį ir sekmadienį, kaip ir didžiojoje dalyje likusio pasaulio. Vaikštant per turgelį, tai labai aktyvūs pardavėjai. Visi visą laiką kviečia, sveikinasi ir nori parduoti prekes. Ir ant įdomumo vieną pasiklausiau. Sakau, ar tau nesunku kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro, kalbinti, kviesti pas save, nes tam reikia labai daug energijos. Sako, nesunku. Sako, porą mėnesių, kai pradedi dirbti, gal ir sunku, bet po to gali nuo ryto iki vakaro varyti ir kiekvieną dieną. Sako, tai gal ir per miegus net kalbi. Sako, kai kurie pardavėjai, tai per miegus irgi dar vis kalba tą patį. Kelau ir kvietimus į parduotuvę, bet sako, aš jau nebe. Tai vat, kai kuriems sunku, bet pradžioje reikia persilaužti. Vaikštinėjai po aukso miestą. Įvairiausių papuošalų, iš tikrųjų labai daug žmonių.
Matomai iš tikrųjų perka, jeigu tiek daug pardavėjų. Pasidėsim vitrinose, ko yra. Kiek atokiau nuo pagrindinių turistinių vietų, prekybinėme Dubajaus rajone Deiroje yra įsikūrusi unikali vieta Aukso turgus, kuriame galima pamatyti įvairiausių aukso dirbinių. Čia šio prabangaus metalo dirbiniai skaičiuojami tonomis. Turgoje galima rasti ne tik papuošalų, bet ir įvairių indų, vazų, kitų dekoro detalių. Beje, Dubajuje yra bankomatų, kurie vietoje banknotų netgi išduoda aukso luitus. Paklausiau pardavėjų, sakė, 1 gramas kainuoja 70 eurų. Na tai ši parduotuvė tikrai vertinga. Atėjau restoranėlį, kur ragausim kebabų rinkinėlę. Iš tikrųjų tai labai daug reitingo turi ši vietelė Google Maps'ose. Bandysim. Gavau įvairiausių pagardų, tai datulių, jogurtą, lapelių ir daržovių. Paragausim ir datulių. Nelabai minkštas, saldžias. Laukiu maisto, galima pasižiūrėti, kokių yra šalių pinigų ant stalo. Tai matomai žmonės valgo ir užkiša saviškai. Indiškų, šananą, įvairiausių. Kadangi pas mus nebelitas, tai jau nebekišio. Paėmiau paragauti rinkinuką. Šis rinkinukas kainuoja apie 12 eurų, tačiau jame yra visko. Vištienos, avienos, tai paragausiu jogurtė išmirkytos vištienos. Na, labai sultinga ir daugybė prieskonių. Tikrai gausu. Net neatpažįstu, kas tai prieskoniai. Šiek tiek rūgštoka, bet labai minkšta mėsa. Bandom iš kito galą. Vėlgi burnoje tirpsta tiek vištiena, tiek aviena. Dar turiu grilintos avienos. Laužų kvepia. Bet labai minkšta. Dabar laukia avienos kebabas. Matosi, koks sultingas. Jie tai sumala kebabą, tai sumaišo su riebaliuku, kūda mėsą. Tai tiesiog idealus skonis. Daugybė žmonių pamiršta, tačiau štai ši duonelė, kuri yra po mėsa, jie subėgia yra ir sultinys ir visos kitos gėrybės. Tai reikia būtinai jas suvalgyti. Nebandome. Vištienos su humusu, va taip reikėtų valgyti, iš tikrųjų tradicinį maistą arabišką. Nuostabu. Davaikščiodamas prie jų pajūrį, štai tokie mediniai takeliai, tvarkingai viskas įrengta, dušiukai, tualetai paplūdimyje, žmonės poilsiauja, saulė plėskia, karšta. Dubajuje, kaip ir visose kitose Jungtinių Arabų Emiratų miestuose, vasaros tampa nepakeliamai karštos. Vasaros sezonų metu gegužės spalio mėnesiais temperatūra svyruoja nuo 35 iki 45 laipsnių karščio. Kartais būna ir 55. Būtent todėl vasaros sezonų verčiau nesirinkti šios krypties. Tinkamiausias metas aplankyti šį miestą yra tarp lapkričio ir balandžio mėnesių, kadangi temperatūra rudens metu laikosi apie 25, o žiemą apie 20. Pavasario sezonų temperatūra Dubajuje pradeda staigiai kilti, todėl nuvykus ten, pavasario pabaigoje gali varginti per didelę kaitrą. Vykstant į šį miestą, skėčius galima drąsiai palikti namuose. Lietus Dubajuje yra itin retas reiškinys. Turbūt esate matę žiniasklaidoje, kaip rodė, kad semia Dubajų. Tai valdžia sukėlė dirbtinį lietų ir dar kai kur per 5 dienas dar vis neišdžiūvo.
Pastaraisiais metais Dubajaus valdžia išplatino vaizdo įrašą, kuriame rodoma smarki liūtis, o filmuką lydėjo paaiškinimas, jog tai dirbtinai sukeltas lietus. Tai padaroma pasitelkiant vadinamąjį debesų sodinimą, iš specialaus lėktuvo nukreipiant chemikalų, tokių kaip sidabro jodido mišinį, kuris padidina kritulių kiekį, o susikaupęs vanduo krenta žemyn. Emiratuose nuo 2017 metų finansavo jau apie 9 skirtingus projektus dirbtiniam lietui išgauti ir tam išleido apie 15 milijonų JAV dolerių. Tačiau dažniausiai nepavyksta sureguliuoti lietaus kiekio ir šiais metais valdžiai šiek tiek persistengus per dieną iškrito visų metų lietaus kiekis apie 170 mm. Buvo užtvindytas visas miestas, o nuostoliai siekia iki 1 milijardo JAV dolerių. Prisivalgęs įvairiausios skanios mėsos nusprendžiau pasivaikščioti, nes jau sprogstu tiesiog. Turiu rankoje Afganistano vizą, esu labai laimingas. Buvo tik tai 2 pasai ant stalo padėti su vizom mano ir dar kažkieno. Tai įsivaizduokit, kad visiškai nėra turistų Afganistane. Minimaliai. Bus labai įdomu, laukite video, šalį valdo Talibanas, labai konservatyvus praktiškai. Pati konservatyviausia valdžia pasaulyje, tai bus geras. Turbūt nėra pasaulyje miesto, kuris vystytųsi ir plėstųsi tokiu sparčiu tempu kaip Dubajus. Atvykęs į po keleto metų, miesto gali ir nepažinti. Iš paprasto dykumų miestelio, kuriame stabtelėdavo pailsėti ir pagirdyti kupranugarius, keliavę per dykumą pirkliai, Dubajus tapo galingu megapoliu. Savo augimu jau seniai aplenkė sostinę Abu Dabį. Dabar Dubajus yra didžiausias šalies miestas ir daugumos skurdžių Azijos valstybių gyventojų svajonė. Svajonė pirmiausia dėl to, kad Dubajus labai turtingas. Tai miestas, kuris beveik nepaisydamas naftos kainų kitimų, toliau statomas milžiniškais tempais ir kuriame nuolat trūksta darbo jėgos. Dėl to lėktuvai kasdien skrendantis iš Indijos, Pakistano ir Filipinų į Dubajų gabena vis naujus darbininkus ir geresnio gyvenimo ieškotojus. Tai gali išvysti ir turistai atvykę į Dubajų. Jam nusileidus, lėktuvai čia galima susimaišyti, kur atvykai, nes atrodo, kad tai ne arabų šalis, o kokia nors Indija ar Bangladešas. Ir nors oro uoste pasus tikrina išdidus nacionalinius drabužius vilkintys arabai, tačiau mieste išvysti vietinius arabus nėra paprasta. Dažnai jie pasislėpia už prabangių vakarietiškų automobilių tamsintais langais, nes Dubajuje tamsinti langus yra legalu. Tai apsaugo nuo alinančio karščio. Visko Dubajuje pilna, labai daug super automobilių, McLaren, Lamborghini, Ferrari. Lietuvoje vienetai, čia kiekvienoje gatvėje galima jų pamatyti. Atėjau nedidelę parduotuvėlę, galim pasižiūrėti kainas. Reikia dalinti iš 4, tada matysit eurais. Žuvis po 4 eurus, Indijos irgi panašiai šviežios. Visokių maisto produktų šiaip nėra labai brangu, panašiai kaip Lietuvoje. Kai vaikštau gatvėmis girdisi labai daug rusų, matosi apsipirkinė, su maišeliais eina namo. Daug čia jų atvyko, kuomet prasidėjo karas. Kai laukia labai karšta, tai tikras malonumas praeiti pro tokį vėsinimą. Kuomet mieste kamščiai važinėju metro. Tai iš tikrųjų labai tvarkingas, vienas geriausių metro, kuriuo esu važiavęs. Vagonai švarūs, traukiniai nauji, metro stotis lygiai taip pat labai tvarkinga. Ir norint sutaupyti, tikrai patartina važinėti metro, nes viena kelionė kainuoja 2 eurus. Su taksi galima važiuoti, jų irgi kainos neblogos, panašiai kaip Lietuvoje. Tik automobiliai geresni ir naujesni, neseniai Priusai, bet nauji Lexusai. Dubajuje gausi baudą, jei užkandžiausi važiuodamas metro. Čia mažai kas nori laužyti taisyklės. Oficialiai skelbiama, kad nusikalstamumas Dubajuje yra lygus 0. Taip yra todėl, kad net už mažiausią nusikaltimą gali sėsti į belangę. Į kalėjimą gali sėsti net jei laiku negrąžinai skolos. Tai traktuojama kaip kriminalinė veikla. Einu link aukščiausio pasaulyje pastato Burj Khalifos, 800 su truputėliu metrų. Ir einu ne per lauką, nes labai daug plačių gatvių, labai triukšminga, tai tiesiog tuneliais, koridoriais, eskalatoriais. Čia sakyčiau, kaip visas turas. Eini šiais judančiais eskalatoriais, žiūri į dangoraižius. Matosi, kad daug žmonių fotografuojasi irgi stebi aplinką. Pakankamai didingi vaizdai.
Ir tie, kas atvykę iš trečių pasaulio šalių, tokių kaip Afganistanas ar Pakistanas, Indija, pasakyčiau, čia tikrai kelia įspūdį. Burj Khalifa dangoraižis yra žymiausias lankytinas objektas Dubajuje, taip pat aukščiausias statinys pasaulyje, siekiantis net 829 metrus. Nuvalyti visus jos stiklus 36 darbuotojams užtrunka net 3 mėnesius. Pasigrožėti šiuo unikaliu pastatu iš išorės gali kiekvienas, o norint pakliūti į Burj Khalifa vidų ir pažvelgti į Dubajaus miestą iš aukštai, teks pakloti apie 30 eurų. Tačiau kaina ne vienintelis iššūkis. Bilietą įsigyti reikia maždaug prieš dieną, antraip gali tekti mokėti net 4 kartus brangiau. Vis dėlto, pakilę į Burj Khalifos viršų, tvirtina pasistengti verta, nes vaizdas tiesiog užgniaužia kvapą. Aš į viršų nekilau, pasilikau tai sekančiam kartui, kuomet vėl būsiu Dubajuje, kaip tarpinėje stotelėje vykstant į naują egzotinę šalį. Štai perėjau ir per prekybos centrą, atėjau į lauką pasižiūrėti fontanų grojančių. Na, žmonių tai tikrai labai daug, visi atėjo pasižiūrėti, turėtų būti įspūdinga. Šokantis fontanai įrengti netoli Burj Khalifa dangoraižio, esančio dirbtinėme ežere. Fontanų srovės pakyla iki 150 metrų aukščio, o fontano forma primena gėlę. Tai įspūdingas reginys, kurį labiausiai verta pamatyti sutemus. Fontanų grožis geriausiai atsiskleidžia vakare, kuomet yra apšviečiami daugybės spalvingų šviesų. Šį muzikos ir vandens šou galima stebėti įsitaisius viename iš daugybės restoranų, esančių šalia. Ačiū, kad kartu pasivaikščiojote su manimi Dubajuje. Kitą savaitę susitiksime jau visiškai kitokioje aplinkoje – Afganistane. Jūsų lauks labai aštrūs įspūdžiai. O dabar sakau iki kitos savaitės.